Jūs vakar vis tiek mačiau filmavot, taip? Darėm garso įrašą. O nefilmavot? Ne, buvo uždengta, nes tas aparatas gali ir garsą įrašyti, ir vaizdą. Taip. Nes šiaip, nereikia taip rizikuoti, nes tada būna išprašo iš salės. Tai vat aš norėčiau ir susižiūrėti, kaip teisėjai orientuojasi tos įstatymuose, nes filmuoti posėdžio negalim, bet kai skelbia nutarimą ar sprendimą filmuoti galima. Jūs esat kažkur manęs? Taip, be abejo. Ir yra tokia patirtis netgi administraciniuose teismuose, bent jau Klaipėdoje pilnai leidžiama. Tai aš nežinau, kokia čia pas jumis žinių lygmuo, bet yra tokie įstatymai. Pasitik. Galėsit įrašą, jeigu norit, ką? Ne, o kur tas įstatymas? Aš labai gerai susipažinęs esu su to įstatymu, ten nėra. Tenais posėdžio negalim filmuoti. Aš dabar kalbėjau su teisėju. Čia bus teismo posėdis? Čia bus teismo posėdis, taip. Kur vakar buvo posėdis? Aš tik sekretorė ir vykdau nurodymus, ką man sakė teisėjai. Tai tada ačiū. Nurodymai? Nurodymai tokie, kad remiantis įstatymu, kuris realiai dabar taikomas negali būti, filmuoti negalima. Vis tiek. Ne, tai jeigu teismai neišmano įstatymų, tai čia klausimas dabar iš apskritai apie teisingumą. Vėl skundą reikia. Skųskite ir siųskite, užtenka. Konstitucija beje laidoja teisę į viešą teismą, 117 straipsnis. Aš tai įsivaizduoju, jie bijo, nes, žinai, čia tiek būna prišneka nesąmonė visokių. Jeigu pradėsi viešinti, tai be abejo. Jie parodys, kaip jie, prastai dirba, tai jie bent jau sovietiniais senais metodais, žinai, bando gelbėtis, va. Tik taip. Bet aš teismui norėčiau iš tikrųjų iš karto prisistatyti, kad vėliau nekiltų nesutarimų, kas aš per asmuo, kad neslėpiu tapatybės savo ar dar kažko, kad žinotumėt, veikiu atvirai, viešai. Čia jūs net ne šalis, tiesiog esate. Aš esu Lietuvos Respublikos pilietis, taip atėjau į viešą teismo posėdį stebėti. Kelios minutės liko. O kodėl jūs išvarinėjat? Jūs pasiskaitykite kaip administracinių bylų teisenos įstatymą. Bet tai yra... Jūs net nesate proceso šalis. Čia nereikia proceso šalies. Čia Lietuva... Ar jūs žinote įstatymą? Be abejo žinau, bet jūs, man atrodo, kad nelabai žinote. Konstitucijos 117 straipsnis. Jūs neprivalot nei vienas palikti šitos salės. Duok konstituciją. Aš tai siūlyčiau kiekvienam Konstitucijos 117 straipsnis. Visose teismuose bylos nagrinėjamos viešai. Šitas posėdis yra viešas, sprendžiamas svarbus valstybei klausimai ir nemanau, kad bent vieni dalyviai čia prieštarautų viešumui. Gal teismas bijo viešumos, aš tada labai nesuprantu. Sekretorė. Ar pusė? Lietuvos vyriausias administracinis teismas viešame teismo posėdyje išnagrinės administracinę bylą pagal pareiškėjų Gintario Jono Aleknavičiaus, Valdos Toknos, Žirlionio, Valentinavičiaus, Paulinio, Kaulinytės, Kurienės, Drungytės, Rūdžio, Valicko, Jakubonio, Galuolio, Šefaldaitės, Valento, Pankos, Tuldičiaus, Ongalikos, Laimėkienės, Sideravičiaus skundą atsakovai Lietuvos Respublikos vyriausiai rinkimų komisijai. Vadovaudamasis administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 82 straipsnio 9 dalimi, 98 straipsnio 1 dalies 4 punktų, išplėstinė teisėjų kolegija bylos nagrinėja iš esmės atnaujino, kreipėsi į Konstitucinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos referendumo įstatymas, ypač šios įstatymo 10 straipsnis, ta apimtimi, kuri nenustato vyriausios rinkimų komisijos įgaliojimų vertinti
Lietuvos Respublikos piliečių siūloma referendumu priimti Konstitucijos pakeitimo įstatymo projekto atitikti Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir atlikto vertinimo pagrindu priimti sprendimus, kuriais nebūtų leidžiama inicijuoti tokių įstatymų projektų nuostatų, kurių priėmimas pažeistų pačią Konstituciją, priėmimo referendumu, neprieštaraujant konstituciniam teisinės valstybės principų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 6 straipsnio 1 dalį. Taip pat nutarė sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą, kol Konstitucinis teismas išnagrinės šį prašymą, nutartis neskundžiama. Taip pat norėčiau paaiškinti, kokie buvo teismo pagrindiniai argumentai. Tai teismas iš tikrųjų rėmėsi pačių referendumo įstatymu, taip pat kitais įstatymais, kurie gali būti taikomi kurie taikytini šioje byloje, taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2004 metų nutarimu, taip pat 2014 metų sausio nutarimu ir taip pat juose padarytomis išvadomis. Ir iš tikrųjų, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomonė, atsižvelgiant į įstatymą, nustatytas Vyriausios rinkimų komisijos funkcijas, uždavinius teises, įgaliojimus, jos formavimo tvarką, nepriklausomumą, sprendimų priėmimo tvarką, galimybę, VRK sprendimus skųsti teismui, kitas jo statuso visumą atskleidžiančias aplinkybės galimai. Teisėjų kolegija galimai galėtų daryti prielaidą, kad būtent Vyriausių rinkimų komisija turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti sprendimus, kuriais nebūtų leidžiama inicijuoti referendumą dėl tokių Konstitucijos pakeitimų įstatymų nuostatų, kurios pažeistų pačią Konstituciją nagrinėjimo aspektų, pirmiausia, jos vidinės darnos imperatyvą. Tačiau tuo pačiu teisėjų kolegija iš tikrųjų rėmėsi ir kitomis nuostatomis, kurios atitinkamai reglamentuoja referendumo, tiek referendumo įstatyme, tiek iš Konstitucinio teismo nutarimų išplaukiančių imperatyvų, kad vis dėlto susijusių su referendumu, su tautos teise dalyvauti ir priimant tam tikro lygio sprendimus. Taip pat susijusi su Konstitucinio referendumo institutu ir Konstitucijai įtvirtinto tautos suvereniteto įgyvendinimo referendumo būdų klausimais. Taip pat teismas susidūrė su darnos klausimais, Konstitucijoje įtvirtinto klausimais ir su referendumo instituto ir Konstitucijoje įtvirtinto tautos suvereniteto įgyvendinimo klausimais. Ir šiuo atveju teismui iškilo dideli klausimai, todėl jis kreipėsi nutarė kreiptis į Konstitucinį teismą. Tokia esmė ir kopijos bus iš karto išdalintos, atšviestos ir iš karto išdalintos. Galim komentarą dėl teismo sprendimo. Deja, įvyko blogiausia, kas galėjo įvykti. Tai dar įrodė, kad visa sistema dirba prieš tautą, kad šitas vyriausias administracinis teismas yra toks pats sistemos įrankis, kaip ir Konstitucinis teismas. Iš esmės, jie yra tautos ir tėvynės išdavikai, kadangi jie pažeidė Konstituciją, pažeidė pamatinės tautos teisės į suverenitetą, į apsisprendimą. Ir tai akivaizdžiai parodo, kad visa sistema visom savo galiom ir išgaliom nori sunaikinti Lietuvos valstybę, Lietuvos demokratinę respubliką. Kaip ir Vyriausioji rinkimų komisijoje priėmus sprendimą, matosi, kad nei Lietuvos konstitucijai, nei Lietuvos trispalviai šituose rūmuose vietos nėra, dėja, kaip nebūtų liūdna. Tai jūs ką manote, kad teismas tiesiog vengia priimti sprendimą, vilkina, ar kas čia yra? Tai aišku, kad Konstitucinis teismas nežinia kada, po kiek metų svarstys. Byla sustabdyta. Tas reiškia, kad ši iniciatyva yra taip pat sustabdyta. Ir sustabdyta neteisėtai, todėl kad įstatymai nenumato tokios galimybės.
Jo labiau to nenumato konstitucija. Ir nenumato anksčiau galioja Konstitucinio teismo išaiškinimai, kad jokie subjektai, jokios išankstinės sąlygos negali stabdyti piliečių referendumo iniciatyvos. Galvoju, kodėl jūs to klausimo nekėlėte anksčiau, kai liko mažiau negu metai, tik tai gal būtų tada išspręsta viskas greičiau ir aplinkybė. Tai visų pirma sprendimas įvesti eurą 15 metais buvo neseniai priimtas. Tiesą sakant, nežinia, kokiu pagrindu jisai buvo priimtas ir kas įgaliojo vyriausybė tokius sprendimus priimti. Tai dėl to konkrečiai klausimas spręstųsi, ar eurą įvesti dabar, ar kada nors vėliau, ir tą turėtų spręsti tauta. Tai toks buvo klausimas, o iniciatyva piliečių, konstitucijoje įtvirtinta iniciatyva, tiek Vyriausia rinkimų komisija, tiek dabar ir Vyriausias administracinis teismas neteisėtai stabdo. Tai kaip šitą sprendimą vertina? Tai yra pralaimėjimas ar ne? Jums? Na, iš tikrųjų, šiandien labai tokia simbolinė diena, šiandien verbų sekmadienis, prasideda didžioji savaitė ir tikrai labai simboliškai tas Vyriausio administracinio teismo sprendimas man primena tokio vieno istorinio veikėjo Poncijaus Piloto rankų nusiplovimą. Tai iš tikrųjų nusiplauna rankas ir perduoda kitai institucijai. Ar tai pralaimėjimas? Aš manau, kad tai yra visai Lietuvos demokratijai pralaimėjimas. Todėl, kad, dabar, kol nebus išaiškinta Konstituciniam teisme, praktiškai joks referendumas iš apačios be Vyriausios rinkimų komisijos palaiminimo vykti negalės. Tai tiesiog Vyriausia rinkimų komisija darosi toksai vietinis dievukas, aukštesnis už Seimą ir prezidentą, kuris sprendžia, kas atitinka Konstituciją, kas ne, ką tauta gali apsispręsti kokiais klausimais, kokiais ne. Bet tai Konstitucinis teismas dar nepaskelbė sprendimą, galbūt jis jūsų paskelbs palankų sprendimą? Tai iš tikrųjų mes žinom, kad jeigu nėra pagreitinto sprendimo, tai pakankamai daug bylų yra Konstitucinėme teisme ir jos sprendžiamos kartais metus, 2 metus, o kartais net ir 5 metus. Tai kiek dabar mes lauksime, didelis klausimas iš tikrųjų. Na, todėl, kad Lietuva suvereni valstybė, Lietuva turi savo vėliavą, savo himną, savo sienas, turėtų turėti, aš manau, ir savo piniginį vienetą. Tol, kol tauta nenusprendė kitaip. Nes piniginis vienetas tai ne tik simbolis, piniginis vienetas tai yra dar ir labai stiprus ekonomikos valdymo įrankis. O kaip dėl narystės Europos Sąjungoje? Jūs šiandien nekvestionuojate to dalyko? Ne, tai narystė Europos Sąjungoje yra priimta jau prieš 10 metų ir mes pakol kas tikrai esam toje Europos Sąjungoje. Ir tikrai, mano asmeninė nuomonė, jeigu Europos Sąjunga bus laisvų, stiprių valstybių organizacija, mes turėtume joje būti. Tačiau jeigu ji pasuks federacijos keliu, mūsų keliai turėtų išsiskirti. Tai jūs dabar manot, kad euras apskritai jau gali būti įvestas, o sprendimas Konstitucinio teismo bus paskelbtas tik tada ir jau bus per vėlu? Na, iš tikrųjų, viltis miršta paskutinė, taip kad tikrai aš dar tikiu, kad dar bus kažkokia galimybė vis dėlto išsaugoti litą. Gana, visi jau viską žino. Jau mes vienas kitą pradedam agituoti, reikia imtis veiksmų. Tik tai darbuose galima susivienyti ir kažką tai išgryninti. Nes čia per teismus, tai kur baigėsi teismai, baigėsi teisybė. Čia baigėsi. Baigėsi. Kur prasideda teismai, ten baigėsi teisybė. Prasideda teismai, ne, čia jau dabar viskas jau matosi, kad galbūt tai yra 26 dieną susitarimą ir jau veiksmų planą. Su veiksmais. Ta prasme, tai reikia susitikimo. Mažų veiksmų, kažkokių tai didelių veiksmų, bet kiekvienas pagaliau ką gali daryti. Iš karto 9:09 aš prašymą. Prašymą jau išsiunčiau raštu jie pareiškis. Kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos referendumo įstatymas, ypač šio įstatymo 10 straipsnis ta apimtimi, kurie nenustato Vyriausios rinkimų komisijos įgaliojimų, vertinti Lietuvos Respublikos piliečių siūlomo referendumo įstatymo projekto atitikti Konstitucijai. Taigi va, turim įrodymą. Jiegi pripažino, kad jų įstatymas nenustato teisės vertinti. Tai dienai, kai buvo priimtas sprendimas, jie pripažino, kad tas įstatymas nesuteikė teisės vertinti. Tai, kad jie dabar kreipėsi į Konstitucinį teismą, tai niekaip negali pakeisti jau to sprendimo neteisėtumo, todėl kad jis buvo priimtas iki, kada, iš 7 dieną balandžio. Taip.
Tai gaunasi, kaip čia gaunasi, kad kelios grupės žmonių, tarnautojai, užsiema savivalę ir atlieka įstatymų nenumatytą veiklą? Kaip teisiškai čia sudėlioti? Šiaip sudėliotai reikėtų plačiau pagalvoti, reiškia, kokia pas mus iš viso yra teisėkūros sistema ir teisės taikymo sistema. Už tai, kad jeigu kažkoks įstatymas turėtų būti Konstitucinis teismas iki priimant įstatymus, reiškia revizuoti projektus, tai va jo turėtų būti funkcija. O pas mus yra atvirkščiai. Po to, kai įstatymas jau kurį nors laiką veikia, tada kažkas kreipėsi ir nutarė, kad jis negalioja. O tai kas su tuo laikotarpiu, kai buvo, kad galioja, kas su jo sprendimais atsitikti turi, tenai nepasakyta, kad jie pripažįstami negaliojančiais automatiškai. Tai štai mes turim didžiulę problemą ir akivaizdų įrodymą, kad reiškia, mes esam absoliučiai teisūs šitoje situacijoje. O tai VRK kaip įstaiga turėjo teisę, apskritai nepriimti tos iniciatyvos? Tai neturėjo, tai štai aš tą ir skaičiau, kad tas įstatymas, ta apimtimi, kurie nenustato rinkimų komisijos įgaliojimų vertinti Lietuvos Respublikos piliečių siūlomo referendumui priimti įstatymo projektą atitikti Konstitucijai. Jie jau čia pripažino ir Vyriausias administracinis teismas, ir reiškia VRK pati, rašydama šitą kreipimą, jie pripažino, kad jiem nesuteikė teisės vertinti. Suprantat?